Gražiausių Vyčio savaitės epizodų penketuką pradeda Paulius Belevičius, eilinį kartą pamiršęs, kad tritaškio linija yra šiek tiek arčiau. Paulius Belevičius imasi iniciatyvos. Ketvirtoje vietoje tradicinis penketuko akcentas – 2 Stanionio taškai, nepaisant pražangos. Edgaras Stanionis. 2 taškai ir šį kartą jie jau yra įskaitomi. Edgaras Stanionis. Jeigu rungtynės jam pasibaigė be 2 taškio su pražanga, tai nėra Edgaro Stanionio rungtynės. Trečioje vietoje Edgaras Stanionis asistuoja Edvinui Jezukevičiui, kuris kala kamuolį į krepšį. Stanionis, Edvinas Jezukevičius belieka užbaigti ataką dėjimu. Tai ir daro Edvinas Jezukevičius. Antroje vietoje gerokai už varžovą žemesnis Tadas Sebežiovas išvalo baudos aikštelę. 31 blokuoja Tadas Sebežiovas švariai, gerokai aukštesnio oponento metimą. Pirmoje vietoje Sheltonas Jacksonas demonstruojantis įspūdingiausią dėjimą šiame Vyčio sezone. Todėl, kad pasiūlė geriausią mintį Vyčio ekipai Sheltonas Jacksonas. Fantastiškas jo dėjimas Sheltonas Jacksonas. Pastebi laisvą koridorių krepšio link ir įrodo, kad yra atletiškiausias žaidėjas aikštelėje.